labas vakaras visiems. Noriu pasveikinti visų pirma Lietkabelį ir prezidentą Bieliauską, ir Maskvytį, kuris subūrė puikią komandą ir tikrai mūsų buvę krepšininkai. Ir norėčiau pasveikinti ir Kšištofą, ir Mindaugą, labai solidžios rungtynės, abudu sužaidė labai gerai. Žygis stengiasi, bet gale mums pasisekė laimėti tik tai dėl atkovotų kamuolių dėka, manau. Žaidėm labai prastas rungtynės ir trūksta išpildymo, trūksta taimingo, išsidėstymo, daug ko trūksta. Šiandien buvo ir Fischeris labai pasimetęs, nežinau, nereikalingas klaidas padarėm ir Giedraitis buvo šiandien nenaudojamas ir Gudaitis, taip kad daug žmonių šiandien praėjo šalia rungtynių ir manau to negali būti ir tikrai džiaugiuosi iš tas rungtynės sunkes, gale lėmė vieną ataką, vienas sprendimas, vienas metimas. Ir tikrai reikalavo, pritrūkom ir Jomantą noriu iš vis pasveikinti, nes jis žaidžia jau trečias tikrai geras rungtynes. Gynyboje mums yra labai tvirtas pagrindas ir užkamšo daug skylių, yra labai naudojamas ir reikalingas tiek ketvirtoje, tiek trečioje pozicijoje, nors ir nepelnė šiandien Jomantas daug taškų, bet buvo labai naudingas komanda, vėl atkovojo 10 kamuolių ir norėčiau pasveikinti jį su geru žaidimu, o ką, dirbsim toliau, čempionatas įdomus, visos komandos parodė, kad sustiprėjo ir tikrai nebus lengvų rungtynių ir bus visos panašios, taip kad nusiteikimas ir išpildymas visko, ką planuojama, yra labai svarbus. Taip kad tiek. Ačiū. Viso geriausio. Klausimų treneriui. Šiandien Simas Geldikas varžovo komandai buvo vienas sunkiausių klaidų sulaikoma, ar ne? Ar kažkom nustebino viso žaidimas? Ne, paprasčiausiai geri gynėjai sukūrė jam geras progas ir tiek, ir išnaudojo jo ūgio persvarą situacijose, ypač gale ir tas mus baudė, bet tai tiek. Kas su Kadžia atsitiko, atrodo, apsipykot iš pradžių, po to jau į aikštelę neišleido? Kur apsipykom iš pradžių? Atrodo, žaibai skraidė ir iš jo akių, ir iš jūsų. Ir griaustiniai skraidė dar. Nu, tai ką iš čia, jei mano žiūrit reakciją, tai aš reiškia su visais susipykęs, ne, jei kaip reaguoju. Kas čia per klausimai tokį, nenaudojama šiandien buvo ir nežaidė. Žaidžia pirmas 2 rungtynės, prastai žaidžia pas mus, kol kas nėra formai, per 2 rungtynės nuėmė 2 kamuolius, kad kovojo, bandom tą spręsti užduotį ir viskas. Ir Gordonas žaidžia, Gordonas parodė, kad yra reikalingas, mums labai kovoja dėl atšokusių kamuolių ir tas parodė, kad tuo mes ir laimim kol kas rungtynės, taip kad aš nematau čia nieko blogo. Dabar irgi tarp mūsų žaibai skraido, jeigu ką. Tai taip, kad žiūrėkit. Ko treneriui labiausiai, man atrodo, kad trūksta dabar Lietuvos Rytui žaidėjo ir geresnio dabartinių legionierių žaidimo, susižaidimo, kas labiausiai? Be abejonės, Fischeris yra, jis mums padės, aš tikrai, bet mums trūksta dar vieno žaidėjo, dar vieno gynėjo, kaip aš ir minėjau, ir tas mums labai vargina ir Loganą, kur dabar perstumėm ir tą patį Gailių, kurį nominaliai planavom 3 pozicijoje šį sezoną, jis turi žaisti tiek 2, tiek 3 ir dabar prie mažos rotacijos kartais net 4, taip kad daug tokių sudėtingų momentų, kur negalim jų išnaudoti pilnai jų privalumų ir to mums labai trūksta rotacijoje, o prie gero dar vieno gynėjo mums atsidarys ir laisviau, ir fizinių požiūrių, ir taktinių požiūrių mes Loganą natūraliai laikysime 2 numeriu ir daugiau, ir manau, tas turėtų įsispręsti mūsų žaidime, turėtų pagerėti, turi būti kokybė, dar aišku, trūksta išpildymo, visko trūksta, bet turėtų pagerėti. O legionieriai aš patenkintas, kaip kovoja Gordonas, kaip jisai stengiasi, šiandien vėl, jis praeitas rungtynės 12 kamuolių, šiandien 9 ir iš jo užduotis yra tokios ribotos, grumtis po krepšiu, gintis ir
kada būna geresnė diena ir tikrai gali pataikyti ir iš toli. Šiandien truputį gal nebuvo ta diena, bet mes jau esam patenkinti. Visų pirma, jo charakteris kovotojo ir paskutinį bloką, kaip ir matėte, irgi prieš paskutinę ataką. Ir čia jo dėka yra atletiškas, super gera reakcija, taip kad džiaugiamės įsigiję tą krepšininką. Trūksta pagalbos kol kas iš Fischerio, bet tai manau, laiko klausimas. Dar bus klausimų? Rungtynės ant suliko jau sudėjo Aistis Pliauskas, tai iš tikrųjų ir planuojate jam suteikti šansą, kaip jiems sekasi komandai įsilieti? Planuojam. Ir įliejam į komandą, jis yra komanda. Šiai dienai paprasčiausiai nebuvo galimybės pasinaudoti jo paslaugomis. Jis vakar žaidė dar sunkias rungtynės, čia draugiškas su Molėtais. Mes irgi stebėm ir jis gerai labai dirba ir tikrai prie mažiausios galimybės jis vis laik bus rotacija ir džiaugsimės jį matydami aikštelėje.